Tai va. Noriu pasakyti, kad atėjus 30 gimtadieniui, aš pradėjau, aš tiesiog kurį laiką paieškojau darbo, bet supratau, kad dėl darbo aš taip nebesiaukosiu. Buvo vienas skelbimas nuo 9 iki 3 dienos, nuo 9 iki 15 valandos. Mama sako, gal nori, bet aš supratau, kad aš po darbo klinikiniai ligoniniai jau dabar taip dėl to darbo nebesiaukosiu, nes darbas prasideda dieną, baigėsi, kai jau už lango tamsu. Tai aš supratau, kad dabar jau taip dėl darbo nebesiaukosiu, kad dėliojasi prioritetus kitiems metams. Supratau, kad man gal geriau būtų kažką sukurt, nuveikt, bet be darbo paieškų. Ir paskutinė darbovietė, kurią skambinsiu šią savaitę, tai bus ten, kur siūlo 2 valandas per dieną, 10 valandų per savaitę ir moka 300 eurų. Jo, ten moka 300 eurų. Tai jeigu man nepavyks, aš jau dabar taip dėl darbo nebesiaukosiu, gerai, kad padirbau. Nes kaip mama pasakė, ten, kur tavo darbas, ten tavęs lauks. Tai va, turėjau darbą Santariškėse, klinikiniai ligoniniai, ir ten mane priėmė išskėstom rankom, bet gal ir gerai, kad neišdirbau, nes ten yra problemos ne tiek su technika, kiek su akumuliatoriai, supranti. Ten daug problemų, ten nemažai problemų. Aišku, galima įprast, bet mane tas darbas išsekino psichologiškai. Klinikiniai ligoniniai darbas man buvo psichologiškai sudėtingas, nes reikėdavo dirbti su 2 tipų mašinomis, su stumdoma ir vairuojama. Tiek su vairuojama, tiek su stumdoma buvo problemų, nes vairuojama jinai realiai dirbdavo, su ją galima buvo dirbti tai 2,5 valandos. Su vairuojama 2,5 valandos. Kas yra keista, nes kolega sakė, kad jinai tarnauja 4 valandas, bet man po 1,5 valandos likdavo, man padirbus su tą mašiną 1,5 valandos rodydavo, kad liko 40%. Tai jeigu aš su ją dirbčiau 3 valandas, jinai išsikrautų ir man netektų stumti iki pat vadinamojo to padvalo, kuris yra nuliniam aukšte B korpuse. Tai aš, nežinodamas, beveik 2 savaitės laiko pradirbau su mašina, kuri buvo arti nulinio energijos lygio, kurios akumuliatorius jau buvo beveik išsikrovęs. Tai kai suprogramavo tą mašiną, bet čia nesmė, kai suprogramavo tą mašiną, aš supratau, kad jinai yra tiesiog per mažai akumuliatorių talpos, kad galėčiau su ją dirbti nuo 2 dienos. Ir kai suprogramavo tą mašiną, taip atsitiko, kad aš galėjau pradėti tik tai nuo 3 valandos, nes ten matosi, kad jinai pasikrovus. Bet ir tai, su pakrauta mašina aš dirbdavau 1,5–2 valandas ir man rodydavo 40%. Po 1,5 valandos rodydavo 40%. Tai reiškia, kad jinai gali maksimum dirbti 2,5 valandos, o darbas yra 4. O su kita mašina, tai ją reikėdavo stumdyti per visą ligoninę, kad išvalytum ten 2 skyrius. Tai va. Tai pagrindinė... Kas čia? Atsiprašau, gal turi popieriaus paskolinti mums? Kokio popieriaus? Tualetinio. Tualetinio?